Taip, taip. Va čia prasideda Dubysa. Tokio kanalo. Nu, mano pradžia jau buvo linksma, nes reikėjo baidarę prasitempt. Baidarę jau susikroviau. Ten priekį tolumoje matos Bubių piliakalnis. Dabar yra Liepos 3 diena ir 6 valandos. Tai pradedu 6. Kviečiu visus prisijungti prie mano žygio, ekspedicijos ir pamatyti, kaip atrodo Dubysa mano akimis. Šitas vamzdis, kuris išteka iš Bubių tvenkinio, nuves mus į Nemuną, nes Dubysa įteka į Nemuną. Nu va, ir ilgai nereiks plaukti iki pirmųjų kliūčių. Čia bus įdomu. Čia bus įdomu. Eik tu savo. Čia yra žiauri dumblynė. Čia kažkas jau yra pasidarba. Kas nupjovė šitą medį? Ačiū tau, gerasis žmogau. Nu būsiu švarus, eik tu sau čia. Čia bus ką veikti. Realiai atvažiavau, truputį nuotaikos nebuvo, galvojau, oras prastas, taip buvo gaila, kad nebus gerų orų, bet įlindau į šitą nesąmonę pradžiai, tai liuksva.
Aš čia pirmą kartą, kai ieškojau informacijos apie Dubysą, tai radau Ariogališkiai du plaukia, tai linkėjimai, gerai jūs ten pavarėt. Tai vienintelis video buvo jų apie Dubysą, būtent nuo pradžių, o dabar ir Eimantas plaukia. Ir kas ten dar kažkas plaukia, tai yra jau tų plaukėjų. Tai pabandysiu ir aš pravalyti kažkiek, bet kol kas visai praplaukiam. Vandens nemažai. O, tu sau. O, nu čia ragas. Va čia būsiu hebra klimpęs. Eik tu, bebrai zarazos, ką čia užtvenkia yra. Todėl čia vandens daug, o ten, nu ten nėra vandens. Geriausiam užtvanka. Nu, turiu bėdų. Pažiūrėkit, kas čia darosi. O, bebrai. Bebrai, jūs. Bebrai. Kur tai šis nėra vandens visiškai, nulis. Per tešlyną tokį. O, nu vyručiai, aš esu žiauriai čia įklimpęs. Eik tu sau. Nebent šitą užtvanką ardyt, kad čia vandens pasipildytų, bet tai kur tu čia? Eik tu sau. Nu jo, sveikinimai Gediminai tau, šaunuolis. Einam tešlyninius batus ieškoti, rengtis ir nu kažką darysim. Bandysiu tą užtvanką prasiardyti, gal čia pakils tas vandens lygis, nes čia vandens labai daug. O... Nu, aš galvoju, kad mano planas suveiks. Tai realiai pasiraituojam rankovės ir dirbam. Žiūrėkit, iš karto vandenėlis. Turbūt čia bebrant manęs tas aštriadantis supyko, kad aš bandžiau nery įlysti į jo namą su baidarė. Tai keršyje man. Va, jau švarus. Ai. Nu va, ir visai kitokia upė jau. Dabar tik tais baidarė žemyn nusitempt. Kažkaip. Eina savo, čia dumblo kiek. Va ten pasidėjau vieną krepšį, o tam krepšį yra mano šitie purvo batai. Toj parodysiu, turiu žiauriai gerus batus purvams. Nu čia jo. Viskas upė atgaivinta, galėsim plaukti. Va, tokie batai. Aš galvoju, tokiais batais bus žymiai lengviau man čia braidyt. Yra padas geras, tvirtas, tai toj dar ardysim ten dar va ten yra viena vieta tokia, matau, tai praardysiu dar ten, dar pasikelsiu ten vandenį priekį, nu ir plauksim. Svarbiausia, kad bebras net bėgtų čia supykęs. Nu ką, dar čia prasiardom, prasiardysiu. Opa. Geriau čia daugiau laiko užtruks, negu ten paskui knystis apačioj. Nes ten, jeigu vandens mažai, tai ten neaišku, kiek reikėtų temptis. O nuplaukiau. Kiek nuplaukiau?
300, nu va, 307 metrai. Neblogai. Aš galvoju, gal ta užtvanka man tikrai bus į naudą, nes dabar sukelsiu vandenį čia. Bet, nu, tikrai pastebėjai? Tikrai pastebėjai? Taip, naujas irklas. Paskui papasakosi apie irklą. Šiaip tai čia normaliai prapjausti, tai dar va vienas nupjautas, tai kažkas čia jau. Kuo toliau, tuo daugiau žmonių plauks, tai tuo čia ta upė bus praplaukiamesnė. Liuks. Eina savo. O pačioj ten tešlas, grinai tešla irkla kiši ir ten tas irklas lenda kokį pusę metro, vos ne iki metro žemyn. Čia, jeigu čia net abeurų užtvanka prasivalius, tai čia viskas ragas, čia nepraeisi. Ir prasideda lietus dar priedu. Dabar tas vanduo, kol atbėgs iki čia užtruks laiko, bet kartais teks ir palaipėt lauk. Nu, būsiu gražus. Galėčiau truputį tų šakalių prapjausti, bet nepjausiu, paliksiu Giedriui. Giedriui sakė, patinka iššūkiai, tai jeigu išpjausiu, tai nebebus iššūkio. O klausykit, kas prisimenat Vytautą. Šiandien Birutė. Jo. Eina sau. Ot švarus šiandien mieguosiu. Ragas. Arba man reikės sėdėti ir laukti, kol vandens lygis pakils. Nes čia viskas, čia va, irklas lenda, ten vien dumblas, o dugnais varau visiškai va, neplaukiu. Eina visiškai pasistumti priekį. Esu, kaip sakant, įklimpęs, nu, bet vandens lygis kažkiek pakils, nes va vėl šakalių aplinkui. Čia tas vandens turėtų būti kokį, ką aš žinau, per gerą metrą, pusmetrį daugiau, nes matas nusėdė ant tiek yra. Nu nieko kaip nors. Vienareikšmiškai yra mano sunkiausia kelionė. Bent jau pradžia tai eina savo, kur aš čia įlindau. Ir juokinga, ir jau biškai nejuokinga daros. Nes gylio visiškai nėra. Dar jeigu medis, tai viskas pasimauna ant medžio. Va, kas prieki.
Smarvė čia kokia tai. Nu, aš iš viso šliaužiu pačiais čia dumblo tokio paviršium. Grinai jaučiu, kai užpakalis mano per dumblą slysta, nes neužtenka vandens. Bet kyla, srovė yra, tas vandens lygis kyla. O, papa. Nu, Gediminai, tu šaunuolis, šį įlindai į gerą nesąmonę. O, šitą aš jau tiltuką prisimenu. Eik tu savo. Reik tikėtis, kad už jo bus lengviau. Lipam. Geras išniurelį. Ačiū, va šitas daiktas tai yra nepamainomas dalykas. Prisiriši ir tempi. Eina sau. Eina sau. Ir čia šis neaišku net kur plaukt. Eina sau. Nežinau, gal iš vis net nelys šiandieną čia kur nors prie kelio miegot, o rytoj bandyt dieną. Ai. Varam, žiūrėsim, kas bus. Kažkur vis tiek išplauksim. Vandens nėra, žolių belenkiek. Nu, važiuojam. 8, kiek dabar yra? Kiek? Be 18. Su irklu va, be šansų pasiekt, tai darysim kažkaip kitaip. Darysim iš irklo kanoją, nes kitaip čia nieko gero nebus. Vienas į vidų. O, lauksim šitaip. Žiūrėkit. Nu, reik tikėtis, kad kažkur išplauks ir nereikės miegot čia kažkokiam bebrynė. Kažkoks, nors ir mažas, bet prašviesėjimas. Dar taip nesuplaukęs, o šitaip. Opa, opa. Opa. Nu, nesąmonė. Čia yra visiška nesąmonė. Klimpsti iki kelių, brist ne variantas. Net nežinau, ką ir daryti iš tikrųjų. Bandžiau išlipti biškelį. Paskui ten nei kojų nėra kur nusiplauti. Nieko. Nu, nieko, gal svarbiausia iš to vat išplaukt, o paskui ten jau bus lengviau. Aš realiai kabinu tešlą, o ne vandenį.
Jeigu Dubisą plaukti tik tais ne Liepos mėnesį. Arba kai vandens būna aukščiau, nes čia tai... Kur tu, va? Va. Va tokį šūdų ir varai. Dar viena bebrų užtvanka. O aš esu... Ką žinau, kur aš esu. Iš ten atplaukiau. Bet ten vienas takas yra toj pusėj. Bet ančiukai nuplaukia į tą pusę. Tai bandom čia. Nu, va, atrodo viskas va šitaip. Nu, iki sutemų reikia būtinai iš čia išplaukti. Na va, ir lietus prasidėjo. Eina savo. Ir esu visokioj šiknuoj visiškai. Gerai, traukiam striukę. Nors ir taip šlapės, bet vis tiek nereik lydytis. Striukytė. Draugužiai. O kur draugužių mamytė? Neužpuls manęs, ką žinau. Eina, sako, kokie gražus. O, papa. Čia kokie. O, papa. Kur aš čia papuoliau. Nu, maukit iš šono jūs. Mazgiai. Tokios pelkynos reikia geriausiai turėti kažkokį tais orientyrą, nes ten įsišakoja, ten va visokiausių tokiausių. Tai ten prieki yra toksai, nežinau, matos ar nesimato, va ten tiesiai yra bokštas. Tai va pasėmiau kaip orientyrą tą bokštą, bet nežinau, ar jis teisingas tas orientyras, bet manau, kad va reikia plaukti tenais į tą pusę ir laikyti tą bokštą prieš save. O sustojai viskas ir blogai, reikia nesustoti, įsibėgėjai ir varyti, tada dar judi į priekį, bet jeigu sustojai viskas, jokio judesio nėra. Plauki ir upės nebėra. Kokios čia upės, čia to tešlyno netgi nebėra. Čia vat į tokį įplaukiau ir viskas. O smirda tai... Smirda, burbuliuoja čia viskas. Bet ten tiesiai matau tiltą. O ten toli. Tai panašu, kad reikės brautis per šitą. Nu, iki to tilto čia nebėra labai toli, tai kažkaip pabandom iki to tilto nusibrauti. Jo, čia linksma kelionės pradžia. Eina savo. Nėra nei nuo kur atsistumt, nes viskas smenga ten gilin. Bet išplauksim. Jau mašinos ten girdis tiltas šalia, tai bus gerai. Viskas plaukt nebeįmanoma. Viskas atrodo va šitaip, baidarė atrodo va šitaip. Imu irklą.
Nu, man reikia va tenais eit, paleisiu palei tą kraštuką. Čia prasitemsiu tą baidarį iki tilto. Lietus lyja. Neblogai. Matos, čia toks yra, kad nu kažkoks va kanaliukas. O ten jau tiltas artėja, ten jau va šitą svarbiausią šabakštyną pravaryti ir... Kiek tų valandų mes šitą va turim? Beveik be 29. Judam. Ne, čia yra visiškas absurdas iš tikrųjų. Neplaukit čia. Čia nesąmonė. Žiūrėk, kur čia? Va, plauki, va čia yra. Čia upelis, o čia reikia plaukti. Va, vanduo bėga. Atplauk iš ten. Ir turi plaukt. Va ten. Kur plaukt? Nėra kur plaukt. Ir čia viskas vingur. Nežinau, net kameros nebėra su ko nuvalyti, visas šlapias. Nu, čia yra ragas iš tikrųjų. Čia yra ragų ragas. Čia vilkau, čia net krantų vilkau, čia neįmanoma pait. Čia duobė, čia gerai, kad bent jau kieta yra, kur atsisto dilgėlių pilna, dilgėlės iki pažastų, žolė, va. O, nu ten kažkokį jau kažkas mato, srovė yra. Tai aš tikiuosi, kad truputį paplauksiu, nes... Nu... Nesąmonė. Kaip atrodo baidarė. Šiukšlynas, visiškas šiukšlynas. Nu dar nesu buvęs tokiam plaukime. Kažkas teka. Verkt noris. Verkt noriu. Žolė šlapios, viskas šlapia. Jau striukės net nebesimausiu, nes nėra prasmės. Jokių sijonų, nieko. Reikia kažkaip susirasti jau miegojimo vietą, išplaukti iš to bordako. Eik savo ragas čia. Tai ačiū Dievui, kad bent čia paplaukt gali, nes jau per tą žolyną ten prisidilginau viską, ką tik tai galėjau. Nors imk ir čia miegok. Nu, bet varau tolyn, kažkur dar, ten žinau, tokia pavėsinė viena gera yra, tai jeigu aš iki jos nuplauksiu, ją surasiu, tai aš šiandien būsiu pats laimingiausias žmogus. Nu, čia vadinas plaukimas. Biškį davė pasidžiaugt truputuką ir vėl tas pats. Nu, va, radau kažkokį balkį, reikia persikelt. Nežinau, kur aš čia esu, kada aš čia išplauksiu, kada... Gediminai laikykis. Nu, čia jau reikės akrobatinių sugebėjimų.
per šitą pravaryti. Bandysiu prasitraukti, gal kažkaip pavyks ir neišlipant. Eik sau 10 valandų. Va taip įvarau. Ir juokinga, ir jau nebe juokinga. Nu, reikia vis tiek surasti kažkur tais, kur išmiegoti, nes čia tai... Čia be šansų kažką tai rasti. Krantai visi tokie tešlieti, moliuoti, tai pradėjo temti, bet viskas gerai matos. Galima toliau plaukti. Nu, mes jau palapiniai. Tai, nu, kosmosas. Iš tikrųjų, šiandien kosmosas. Šiandien ir tai papasakosiu. Šiandien jau nebėra nei sveikatos, nieko nebenoriu miegoti.